Sveiki gerbėmieji skaitytojai, šį kartą mes kalbėsime ir susipažinsime su vienu sudėtingiausių price action strategijos modeliu, kuris vadinasi fake arba apgaulingas pramušimas. Užbėgant už akių iškart reikia pasakyti, kad jeigu jūs nesate susipažinę su tokiais price action modeliais kaip vidinis baras, jei nesate nieko girdėję apie palaikymo pasipriešinimo lygius, nežinote, kas yra pin baras, tai šis video nėra skirtas jums, o verta iš pradžių susipažinti su ankstesnėmis price action pamokomis, būtent palaikymo pasipriešinimo lygiais, vidiniu baru ir pin baru, kaip minimaliai, ir viską gerai perprasti prieš susipažįstant su modeliu fake. Kadangi tai pats sudėtingiausias modelis, tikrai skirtas nenaujokams ir be būtinų pamatinių price action žinių, aš nerekomenduočiau pradėti pažinti nuo šio modelio ir vertėtų jį palikti ateičiai. Na, o tiems, kas jau turi kažkokią patirtį prekyboje pagal price action, tęsėme. Taigi, modelis fake visų pirma reiškia apgavystę. Tai yra, kai rinka bando mus apgauti. Tai yra aktyvuoti stopus tų traderių, kurie išstatė juos arba už vidinio baro ribų prieš trendą, arba išstatė orderį pramušimui už kažkurio horizontalaus lygio, vėlgi prieš trendą. Jų stopai kaip taisyklė aktyvuojasi, vėliau rinka apsisuka, tokiu būdu traderis yra savotiškai apgaunamas rinkos ir rinka pasiema tų traderių pinigų savo kišenę. Egzistuoja dvi modelio rūšis, du fake variantai. Tai visų pirma apgaulingas vidinio baro pramušimas ir antrasis tipas apgaulingas horizontalaus lygio pramušimas. Iškart reikia pasakyti, kad kaip ir kiti price action modeliai, modelį fake yra rekomenduojama prekiauti tik pagal trendą. Prieš trendą rekomenduojama nelysti, kadangi prieš trendą mes kaip tik nustatysime pramušimo apgaulės patvirtinimą, nes jeigu prekiauti ir prieš trendą, ir pagal trendą, galima lengvai susipainioti, kur apgaulingas pramušimas, o kur tikras. Žodžiu, kai vyksta pramušimas prieš trendą, mes laikysime jį apgaulingu. Savaime aišku, jei jo apgaulingumas bus patvirtinamas rinkos elgesiu. Na, kalbėsime apie viską iš eilės. Iš pradžių pasiaiškinsime apgaulingą vidinio baro pramušimą, o paskui pereisime prie apgaulingo horizontalaus lygio pramušimo, šiek tiek sudėtingesnio fake varianto. Taigi, kaip vyksta apgaulingas vidinio baro pramušimas? Panagrinėsime iškart pavyzdyje. Štai grafikas euras JAV doleris, laiko intervalas D1, dieninis laiko intervalas. Matome ryškų trendą žemyn, toliau čia matome krintančioje žvakėje, jos viduje susiformuoja vidinė žvakė balta, tai yra mes matome klasikinį vidinio baro modelį, kur žvakė visų savo kūnų ir šešėliais yra prieš tai esančioje žvakėje. Pagal vidinio baro modelio taisyklės įėjimas į poziciją būtų žemiau esančios motininės žvakės, o stopas aukščiau jos. Ir štai sekančią dieną rinka išmeta štai tokią žvakę į viršų prieš trendą, numušdama mūsų ir visų kitų traderių, kurie prekiavo vidinio baro modelį į stopus. Ir tą pačią dieną rinka apsisukus grįžta atgal, tęsdama savo judėjimą pagal trendą žemyn. Ir štai tai yra klasikinis fake pavyzdys, kur štai matome vidinis baras, fake žvakė ir toliau kaina eina pagal trendą. Kaip mes prekiausime fake, kur statysime stopą, kur statysime tik profitą. Na, tarkime, mes pastebėjome
šį vidinio baro modelį, nusprendėme, kad tai geras modelis ir štai čia žemiau motininės žvakės išstatėme cell stop, o stopą išstatėme šiek tiek aukščiau motininės žvakės, štai šioje vietoje. Kitą dieną mūsų stopas buvo, matome, numuštas štai šios žvakės, bet rinka tą pačią dieną grįžo atgal, todėl mes turime pagrindo manyti, kad tai buvo apgaulingas vidinio baro pramušimas prieš trendą ir mes galime išstatyti iš karto antrą cell stop, iškart žemiau fake žvakės, štai šioje vietoje. O stopą analogiškai aukščiau fake žvakės, aukščiau jos high taško, tai yra aukščiausio taško. Kaip matome, rinka kitą dieną dar kilo į viršų, bet vėliau viskas vyko pagal krintantį trendą ir mūsų fake modelis atidirbo visai neblogai. Mes atmušėm tiek savo nuostolius ir dar šiek tiek uždirbome pelno. Na, take profitas statomas kaip ir bet kokiam kitam price action modeliui, tai yra arba ant kažkokio horizontalaus lygio, arba tiesiog stopas dauginamos iš 2 arba iš 3, priklausomai koks vyrauja trendas, kokia situacija, žodžiu, išėjimas iš pozicijos priklauso nuo jūsų pačių, tai yra nuo individualaus traderio požiūrio. Na, mes nekartą apie tai kalbėjome. Na, o stopas visada bus virš high arba low apgaulingos žvakės. Na, pažiūrėjome pavyzdį pardavimui, dabar pažiūrėkime pavyzdį pirkimui. Matome štai euras doleris, trendas kyla į viršų ir štai šioje vietoje susiformuoja vidinio baro modelis, virš motininės žvakės mes įprastai išstatysime buy stop ir matome kitą dieną įvyksta apgaulingas vidinio baro pramušimas prieš trendą, tačiau šiuo atveju mūsų orderis lieka sveikas, nes mūsų buy stop nebuvo užkabintas, o kitą dieną štai matome fake modelis pasitvirtina ir mes sėkmingai jau vėl kitą dieną įeiname į rinką jau užtikrintai. Na, šiuo atveju įdomu tai, kad fake modelis sutapo su kitu žinomu price action modeliu, tai yra pin baru. Tokiu būdu mes šiuo atveju turime net dvigubą modelį, kas suteikia mums daugiau užtikrintumo šiame sandoryje. Na, stopas šiuo atveju būtų kiek žemiau vidinio baro motininė žvakė, štai čia stopų mūsų šiuo atveju nieks nenumušė, nes mes į rinką įėjome vėliau, kai jau fake pasitvirtino. Taigi tai buvo pavyzdžiai, kaip įvyksta apgaulingas vidinio baro pramušimas. Na, o dabar pasižiūrėkime, kaip atpažinti apgaulingą horizontalaus lygio pramušimą. Na, apgaulingas lygio pramušimas nebūna labai dažnai, bet kai atsiranda, tikrai verta jį atpažinti. Šiame pavyzdėje mes matome krintantį trendą žemyn ir štai turime kažkokį horizontalų lygį, kaina šiek tiek konsolidavosi ir matome štai šią bulių žvakę, horizontalus lygis buvo pramuštas ir praktiškai iškart kaina apsisuko ir tęsė kritimą toliau. Kaip atpažinti, kad pramušimas buvo apgaulingas? Visų pirma, mes turime matyti horizontalų lygį, antra, stebėti, kad kaina apsisuko iš karto. Tai yra kitą dieną nupiešė mums štai tokią mažytę krintančią žvakę, tačiau įeiti į poziciją šioje vietoje būtų dar anksti ir sulaukė kitos dienos visiško patvirtinimo. Štai šioje vietoje mes drąsiai galime atidaryti poziciją, štai čia išstatydami sell stop orderį žemiau žemiausio šios žvakės taško, low taško, kuris patvirtino apgaulingo lygio pramušimą. Žinoma, jei mes prekiausime pagal trendą, prieš tai
matome, buvo trendas žemyn, susiformavo horizontalus lygis, jisai buvo pramuštas. Na, o stopą tradiciškai mes turime statyti aukščiau apgaulingos high aukščiausio taško formuojančios žvakės. Tačiau svarbus momentas šioje vietoje, matoma, kad žvakė yra labai didelė, iš tikrųjų siekia apie 300 punktų, todėl mes stopą šiuo atveju statysime maksimaliai 100 punktų dydžio, tiek pilnai užteks kainos judėjimui, o tiek profitas, kaip matome, būtų visai nemenkas šioje vietoje. Na, bet čia jau priklausomai nuo sandorio uždarimo strategijos. Dar vienas pavyzdys šį kartą pirkimui. Matome Australijos dolerį su JAV doleriu, D1 grafikas, kaina kilo į viršų, matome kylantis ilgalaikis trendas, kaina kilo į viršų, toliau vyko kažkokia konsolidacija, kaina trypčiojo vietoje, na, o vėliau suformavusi lygį kaina iš pradžių jį pramušė ir toliau pradėjo kilti pagal trendą į viršų. Vėlgi, kas čia įvyko? Po lygio pramušimo štai šioje vietoje aktyvavosi daug orderių pardavimams, o vėliau rinka apsisuko ir pradėjo judėjimą į priešingą pusę. Tai yra tie, kas buvo išstatę orderius pardavimui, jų stopai buvo surinkti ir rinka apsisukusi tęsė pagal trendą į viršų. Taigi, po šios antros žvakės mes jau turime pagrindo manyti, kad pramušimas buvo apgaulingas ir galime statyti orderį buy stop štai šioje vietoje. Na, stopas turėtų būti teoriškai žemiau didžiausios apgaulingos žvakės low taško, tai yra čia, tačiau, kaip ir sakiau, tiek daug punktų šioje vietoje, apie 230 punktų rizikuoti nebūtų labai logiška, tiesiog neapsimokėtų nesėkmės atveju tiek punktų prarasti, pilnai pakaks 100 arba 80 punktų stopo. Na, o tiek profitas, kaip matome, ir šiuo atveju galėjo būti nemažas. Ką daryti, jei jūs nesuspėjote ar nepamatėte, nepastebėjote fake modelio, štai šioje vietoje po antrosios žvakės, tai jūs drąsiai galėjote įeiti ir vėliau, išstatydami buy stop orderį štai čia, arba net štai čia, aukščiau, kur jau tikrai matysime, kad apgaulingas pramušimas pasitvirtino. Na, modeliui fake, kaip ir bet kuriam kitam price action modeliui, yra būtinas atspirties taškas, tai yra kažkoks horizontalus lygis, ar jei naudojate slankusis vidurkis ir panašiai. Na, apgaulingo lygio pramušimo atveju horizontaliam lygiui mes iškart gauname atspirties tašką, kadangi kaina iškart nuo jo atšoka, čia viskas kaip ir aišku. Na, o vidinio baro atveju reikalingas tam tikras atspirties taškas, nuo kurio modelis galėtų atšokti. Tam kartui tiek, ačiū už dėmesį, video įrašytas specialiai Forex prekiautojo portalas.lt, sėkmės prekyboje.